kiekvienas automobilis pasakoja savo istoriją, eina savo kelionę. Tam tikras garsas ir kvapas sukelia tam tikrus prisiminimus. Odos kvapas, alyvos kvapas. Nebūdavo kondicionierių, tai būdavo paprastos vėdinimo ir šildymo sistemos, kurios taip pat skleisdavo savo unikalų kvapą, ko mes nebeturi moderniuose automobiliuose. Aš esu Karolis, aparatus įkūrėjas ir mūsų komanda dirba su Porsche automobiliais. Jais keliauja, gyvena, remontuoja, restauruoja. Kiekvienas automobilis išridėjęs iš gamyklos prieš 50 metų neša visiškai kitą aurą. Šiom dienom atsižvelgiama į saugumą, gamybos procesai yra visiškai pasikeitę nuo klasikinių automobilių. Klasikiniai Porsche išlaiko savo originalias linijas. Jie buvo kurti teikti malonumą ne tik važiavimui, bet durų uždarimo ir atidarimo garsas tau suteikia kažkokius tai jausmus. Dirbdami su kiekvienu automobiliu skaitome jo istoriją, siekdami ją išlaikyti. Jeigu praeitas savininkas palikęs yra kažkokių tai žymių, dažnas klientas norėtų ir išlaikyti tą automobilio bruožą, taip vertindamas pačią automobilio istoriją. Šiam pasauliu nieko nėra neįmanomo. Mes pritaikom savo darbe 3D skanavimą, 3D spausdinimą, pasijungiam profesionalus, kurie gali mus konsultuoti ir mums padėti. Kitas dirbtuves matome ne kaip konkurentus, o kaip draugus ir partnerius, nes viens kitam galim padėti ir patarti. Kiekvienas sprendimas yra individualizuotas, kiekvienas automobilį pasiruošia savo, taip, kad galėtų susikurti ir savo dizainą, ir savo spalvinę gamą, ir akcentuoti kažkokią savo asmeninę savybę, savo gyvenimo stilių, ir taip reprezentuojant save važinėti su automobiliu, kuris yra jo sukurtas. Mes padedam tokiais projektais išreikšti savo norus, savo gyvenimo būdą. Taip pat Porsche automobilius mėgstu dėl egzistuojančios bendruomenės. Kiekvienas žmogus nori būti kažkokioj tai bendruomeniai. Nebūtinai turėti tikro automobilio. Tai mes turim petrolheadų, kurie kolekcionuoja modeliukus, kurie kolekcionuoja plakatus, kurie važinėja po parodas, neturėdami nei vieno automobilio, bet jį žavisi, apie jo šneka. Ir Porsche festivaliuose atvažiuoja daugiau žmonių, kurie net neturi Porsche, bet norėtų turėti, nori būti bendruomeniai, nori būti su tai žmonėm, kurie mėgaujasi kiekviena detalytė, kiekviena smulkmenytė, mėgsta jas vairuoti, sėdėti šalia, važiuoti kelionę, važiuoti per kalnus, važiuoti palei jūrą. Ta bendruomenė yra labai labai stiprus dalykas, kuo aš labai žaviuosi, ir man buvimas su tokiais žmonėm atneša labai labai daug laimės. Automobiliai gyvi yra tada, kai jie važiuoja, o genda, kai stovi. Tai labai raginu važiuoti su mašinom, jomis mėgautis, naudoti visas funkcijas, kas yra, reguliuoti sėdynės, vėjelius, klausyti radijos, nusipirkti klasikinę kasetę, leisti jai užstrigti magnetolą ir tada su pieštuku ją išsukinėti, daryti viską, kam jinai buvo sukurta, su ją palenktyniauti, pavažiuoti trasoje, nebijoti kilometrų, sukti jos, ir kiekvienas kilometras atneš kažkokią istoriją, kurią bus malonu prisiminti ir dar maloniau ją papasakoti.